ką mes matom ar ne ir savo darbe, nes aš savo tom tiesioginiam kasdieniam darbe irgi daug dirbu su jaunimu, neformaliuoju ugdymu, mokytojais ir taip toliau, tai ką mes matom, kad iš tikrųjų trumpalaikiai ir tik šnekėjimo, informavimo veiksmai jie neveikia. Mes galim turėti pusdienio seminarą, mes galim turėti netgi savaitės mokymus ir kai tu jauno žmogaus paklausia, ką dabar darysi, sakys, gerai, rūšiuosiu. Ir viskas. Ar ne? Tai tam, kad mes iš tikrųjų keistume įpročius, keistume pačią visuomenę ir taip toliau ir eitume į tuos giluminius sluoksnius, tai pirmiausia, mums reikia dirbti su vertybėm. Ir čia jau atsiremsiu į švietimą, į tą svarbą stiprinti būtent klimato visą aspektą švietime, ugdymo programose, formaliuose, neformaliuose ir taip toliau. Tai manau, reikia tą nuolat kartoti, kad tas taptų, sakykime, norma, kad tie visi neįprastai šilti orai, kurie, ta prasme, taptų pripažįstama rasti tą jungtį, kad jie netaptų norma. Taip, kad jie netaptų norma, ta prasme, kad tas jungtis surasis tai, kas rūpi, kas atkreipia dėmesį, kad pavyzdžiui, jeigu žemės ūkyje, kad yra sausringi periodai, kad irgi būtų galima susijęti su tai, kas tiem, pavyzdžiui, sprendimo priėmėjam yra aktualu, kad galbūt kažkokie tai pokyčiai biologiniai įvairoviai, kurie tiem sprendimų priėmėjam yra aktualūs, tada galima tikėtis pokyčių. Nes jeigu jie priims tai, kaip tai yra nieko nesusiję, kad tai yra tiesiog natūralu, tai tada tų pokyčių neturėsime. Tai toliau apie tai kalbėti nuolatos. Man atrodo, šioje situacijoje labai svarbu nepasiduoti tam diskursui, kad dabar mes turime visi persimesti į tą konkurencingumą. Ir man labai patiko EEB, čia aplinkosauginė europinė NVO, toksai naujienlaiškis, kur pabrėžia, mes turime atsiminti, kad europinė tapatybė yra apie žmogaus teisės, apie teisę į aplinką ir tai yra tai, kas sudaro mūsų tą europinės tapatybės pagrindą. O ekonomika tarnauja šitam visam. Ir mes neturim persimesti tam diskursui ateinančiam iš Atlanto, kad dabar mes jau drill ir kad ir taip toliau. Ir iš principo nepersidavimas ir kapsėjimas yra labai svarbu ir matyt svarbu pasakyti mums kaip piliečiams, kad nepaisant visko kito, šitas vertybinis dalykas jisai turi išlikti ir jisai turi būti šalia visos kitos retorikos. Ir jeigu mes sakysime, nebaigsim sakyti, tai matyti ir nebus užkarsta visai ten ir nepamiršta. Aš grįšiu prie to, kas mūsų kasdieniam gyvenime labai svarbu ir kur tikrai saugumo dimensija labai smarkiai susisieja su tuo, kaip mes gyvenam ir kaip mes energiją gaminam ir naudojam. Tai gana praktiškas bus mano patarimas ir požiūris, kad kuo daugiau energijos, elektros turėsime patys, kuo labiau gebėsime ją gaminti saulės parkuose, vėjo parkuose, ant balkonų, ant stogų, kaip tik norim, tuo mažiau matyt mums reikės visokių tų pražūtingų dujų ir tuo mažiau mes priklausysim nuo kitų rinkų, nuo įvairių pasaulio galingųjų malonės, kurie matyt energetiką naudos savo įtakai dar ilgai. Tai tikrai piliečiai šiuo atveju turi galią savo rankose. Ir tą galią gali išreikšti tiesiog pasistatydami saulės elektrinę ar investuodami į vėjo parką. Ir Domantai, pasistatydami elektrinę ant balkono. Ant balkono, pavyzdžiui, ant stogo, čia visas suminėjau. Tai štai toks bus mano praktinis patarimas. Tikrai labai dėkoju, kad atėjote, kad jums yra šita įdomi tema ir aktuali tema ir mes suprantame, kad mes turime kalbėti, mes turime dirbti toliau, mes turime kažkaip įsižeminti nuo mažų paprastų žingsnių, taip eiti toliau ir daryti savo darbą, kad neišduotume savo vertybių.